Ačiū organizatoriams, kad pakvietėt. Ši konferencija liudija, kad Kultūros institutas, konkrečiai Lietuvos filosofijos skyrius, yra Lietuvos filosofijos istorijos studijų centras. Mano pranešimas bus skirtas Romualdo Ozolo ankstyviesiems politiniams raštams ir konkrečiai valstybės idėjai paryškinti šitose ankstyvosiuose politiniuose raštuose. Ankstyvių politinių raštų aptarimas padės atsakyti į klausimą, kodėl būtent Ozolas tapo sąjūdžio pirmeivis ir ideologas. Tai Ozolo ankstyvaisiais politiniais raštais vadintini tekstai rašyti 1968-73 metais. Mano pristatymų raštų rankraščiai yra saugomi Lietuvos centrinėme valstybės archyve, Romualdo Ozolo fonde, kuris yra jau daugiau nei metai kaip sutvarkytas ir prieinamas tyrinėtojams. Tai konkrečiai mano dokumentai cituojami čia mano pranešime bus saugomi byloje 398 Ozolo fondo, kuris yra numeruotas 1801. Ankstyvieji politiniai raštai Ozolo tai daugiausia raštai savo, rašyti raštai savo, bet ne tik tai. Rašyti ne tik į stalčių Ozolą greičiausiai bus paskatinusi žymaus baltisto Jono Kazlausko paslaptinga žūtis 1970 metais ir 1972 metų įvykiai Kaune, tai Romo Kalantos susideginimas ir po to sekusios jaunimo demonstracijos. Pats Romualdas Ozolas apie ankstyvuosius politinius raštus turėtų pasikeisti. Ačiū. Tai pats Ozolas apie ankstyvuosius politinius raštus 2010 metais yra palikęs tokį įrašą, dabar cituosiu. Šioje byloje vadinamųjų politinių straipsnių arba straipsnių nespaudai apmatai ir planai. Tai darbai, bandant sukurti pogrindinį leidinį, kurį tarėmės leisti su Broniu Genzeliu. Citatos pabaiga. Bronius Genzelis savo raštu šį sumanymą prisimena plačiau, vėlgi citata. Su Ozolo buvome sumanę organizuoti leidinio, keliančio Lietuvos valstybingumo atkūrimo, valstybės sandaros klausimus leidybą. Sutariau su buvusiu klasės draugu Vytautu Januliu dėl patalpų. Jis dirbo Kėdainiuose, o Kaišiadorių rajone Nepriekštos vienkiemėje netoli Gegužinės bažnytkaimio paveldėjo sodybą. Namas buvo atokiau nuo kitų, apsuptas medžių. Vytautas buvo užveisęs didžiulį bityną, tad pašaliniams čia slampinėti buvo nejauku. Tačiau sumanymo atsisakėme dėl kitų motyvų. Pirma, tuo pat metu pasirodė panašios krypties Antano Terlecko leidiniai ir Vytauto Skuodžio perspektyvos. Antra, mąstėme, jog legalioje ir nelegalioje spaudoje negali dalyvauti tie patys asmenys, saugumiečiai juos iššifruos pagal stilių. Geriau susikoncentruoti, leisti legalią spaudą ir joje galima buvo šitą nuveikti, ji pasiekdavo plačią auditoriją. Citatos pabaiga. Sumanytas leidinys turėjo pavadinimą Žinios. Tarp bylos rankraščių randame 2 pirmojo numerio turinio variantus, kurie datuoti 1972 metų rugpjūčio 22 ir 31 diena.
tematika ar problemos, kurias aiškinosi Ozolas, išskirtinai politinės. Tai 1939–40 metų įvykių Lietuvoje analizė, Sovietų Sąjungos nacionalinės politikos analizė ir pagaliau labiausiai Ozolą neraminęs tuomet klausimas. Vėlgi citata. Ką mes darysim, kai prasidės karas? Supras karas tarp Sovietų Sąjungos ir Kinijos, kuriam ruošiamasi visom išgalėm. Čia matos skaidrėje to planuoto pogrindinio leidinio turinio tematika, o čia dar pati sumanytų tekstų tematika. Išlikusiuose rankraštiniuose straipsniuose aiškintasi okupacinio režimo prigimtis, konkrečiai likusiame straipsnėje TSRS ir stalinizmas, Lietuvos okupacijos byla ir padariniai yra straipsnio pavadinimu 3 Lietuvos politinio gyvenimo dešimtmečiai pagrindinė tema. Lietuvos išsivadavimo perspektyva analizuojama bent keliuose straipsniuose. Tai karas ar revoliucija, kokį likimą rinksimės ir mūsų tikslas savarankiška Lietuva. Koks tai Ozolo gyvenimo etapas? Tai yra 1968–73 metai Ozolo biografijoje, Ozolui tuomet buvo 30 metų. Jo biografija tai filosofijos studijų aspirantūroje Vilniaus universitete ir žurnalo Problemos redagavimo metai. Pasirinkta disertacijos tema pradžiai buvo formuluota taip: kultūros pažangos kriterijų klausimų. Vėliau ji buvo keista ir konkretizuota. Cituoju, kultūrologijos pagrindai Henriko Rikerto filosofijoje, dar vėliau minties kitimo priežasčių samprata Vilhelmo Windelbando filosofijos istorijos koncepcija. Neokantinė tematika. Disertacijos Ozolas neapgynė, akademinių titulų neįgyjo. Disertacijos, taip vadinamieji bandymai, paskelbti yra rinktinių raštų Ozolo antrame tome. Jie sudaro per 80 puslapių ir palydimi antro tomo sudarytojo Antano Ribelio paaiškinimų. Ir tarp jų yra paaiškinimai, kodėl Ozolas neapgynė disertacijos. Nors disertacija liko neapginta ir nebaigta ir neginta, Ozolo nuopelnai Lietuvos filosofiniai kultūrai yra didžiuliai ir žinomi. Visų pirma, tai įgyvendinta filosofinio palikimo leidybos programa. Šitą auditoriją žinoma, kelios serijos filosofinės literatūros leidybos. Viso filosofinės literatūros biblioteka sudaro per 200 tomų leidinių. Antra, jį kaip filosofą reprezentuoja, pristato jo originalios filosofijos istorijos paskaitos skaitytos Vilniaus universitete 1973–89 metais, kurios sudaro pirmojo rinktinių raštų tomo didesnę dalį. Ozolo akademinė veikla žadino visuomenę, telkė filosofiją besidominčius žmonės, vėliau tapusius svarbia sąjūdžio intelektualinė jėga. Filosofiniai ir kultūriniai tekstai sudaro žymę Ozolo kūrybinio palikimo dalį ir, kaip jau minėjau, 2 iš 4 planuojamų rinktinių raštų tomų yra skirti šiai sričiai. Apie studijų aspirantūroje metus autobiografijoje Tikiu nežinau, Ozolas rašė, cituoju: aspirantūra man buvo tas metas, kai sprendžiau didžiausias savo mąstymo problemas. Įveikiau pasaulio daiktiškumą ir išėjau į jo sąsajų erdves. Per filosofijos istorijos studijas atrasdamas ir savojo mąstymo vietą pasaulio begalinume, kuris pasirodė netoks jau ir begalinis. Citatos pabaiga.
Koks buvo Ozolo pasaulis, Lietuvos ir savo vietos jame mąstymas. Vytautas Radžvilas Ozolo rinktinių raštų pirmojo tomo įvade pavadinimu Romualdo Ozolo filosofijos kelionė į tikrumo šviesą pažymi, jog Ozolas išsiskyrė savitu filosofiniu mąstymu. Skirtingai nuo kitų vėlyvojo sovietmečio filosofų, jis vienas iš nedaugelio, o gal ir vienintelis mąstytojas, aiškiai suvokęs tradicijos trūkio mastą, vedusi į sudėtingą tikrumo paieškos kelią, kas intelektualinėje sovietmečio idėjinės dykynėje reiškia pačiam atrasti savo kelią. Cituoju dabar Radžvilą. Darytina prielaida, rašo Radžvilas, kad nuolatinės pastangos apmąstyti šį trūkį ir skausmingo kybojimo tarp, naudojant Hanos Arendt, tarp praeities ir ateities metaforą, jausmas kaip tik nulėmė nepakartojamai savitą tiek stiliaus, tiek turinio požiūrių Ozolo filosofinį mąstymą ir visą jo su filosofijos plėtra susijusią arba jos įkvėptą kultūrinę, visuomeninę ar politinę veiklą. Citatos pabaiga. Visos mūsų pradžios už mūsų. Visos mūsų dabartys mumyse. Kame mūsų baigės. Ir kita Ozolo rankraščio citata. Aš prasidedu tavyje. Aš esu savyje, gyvenu mumyse. Šeimoje, tautoje, pasaulyje. Bet visada jose tik tiek, kiek esu pats savo tikras. Tai Ozolo filosofinio mąstymo postulatai, kurie tapo jo gyvenimo atskaitos tašku. Pasaulis yra čia. Taip skambėjo vienas iš jo 1983 metais literatūroje ir mene publikuotų straipsnių. Pasaulis yra čia. Tai tezė lėmusi jo filosofinių, politinių raštų bei elgsenos nuostatas. Kokį ateities pasaulį regi Ozolas apie 70-uosius metus? Ozolo matomas ateities pasaulis yra visų pasaulio tautų lygiateisio bendradarbiavimo pasaulis. Taip jisai pats įvardija tautų sąjungą. Supervalstybių, tai yra Sovietų sąjungos, Kinijos, JAV era, dėl naujo pasaulinio karo grėsmės ir gamtos išteklių išsaugojimo būtinumo save išsėmusi. Supervalstybės tai visų pirma ideologinių prieštaravimų dariniai, vedantys prie karinių susidūrimų. Supervalstybės tai teršėjos ir gamtos turtų alintojos. Alternatyva supervalstybių galių pasauliui, lygiateisiškų tautų sąjungos pasaulis. Ateities pasaulis, citata, tai visų pasaulio tautų lygiateisiško bendradarbiavimo pasaulis. Pasaulio vienybė įmanoma tik lygiateisėje tautų sąjungoje, kurią sudaro savo interesus ginančios savarankiškos valstybės. Ir dar viena mintis, alternatyva totalitarizmui sukurti pasaulio tautų sąjungą. Čia buvo cituojamos mintys iš jo metafizinio dienoraščio pavadinimu Supratimai. Šių idėjų Ozolas niekada neatsisakė, o karo Čečėnijoje kontekste ją plėtojo, ragindamas sukurti tarptautinę tautų teisę. Šalia žmogaus teisių diskurso siūlė įvesti tarptautinę tautų teisę, kaip kiekvienos tautos teisės į gyvenimą garantija. Kaip supervalstybių viešpatavimo eros pabaigos ženklą 20 amžiaus 8 dešimtmetį Ozolas matė bręstantį Sovietų sąjungos ir Kinijos karinį konfliktą. Citata. Niekam nepaslaptis, kad dabar Rusija visomis išgalėmis rengiasi karui. Ne su imperialistais amerikonais, ne su revanšistais vokiečiais, o su savo didžiąja drauge kabutėse Kinija.
tas karas kils gal ir ne Rusijos valia, bet jis neišvengiamai kils, jeigu Rusija neatiduos Kinijai jos reikalaujamų žemių. Kol kas gali būti pasiekta neesminių susitarimų, tik dėl to, kad nei viena, nei kita supervalstybė nėra reikiamai pasirengusi. Tačiau susidūrimas, kad ir tolesnė ateityje, neišvengiamas. Kinijai reikia gyvenamosios erdvės ir jei jie nekariaus, bus suplėšyta iš vidaus. Rusijai savanoriškas jos šventų neliečiamų žemių atidavimas reikštų tarptautinio prestižo ir kovos dėl pasaulinės revoliucijos vado teisių praradimą. Lėtą smukimą ir irimą jau ir iš vidaus. Štai kodėl išspręsti ginčą be karinės galios panaudojimo yra neįmanoma. Visas klausimas kada? Užbaigia Romualdas Ozolas. Sovietų Sąjungos ir Kinijos ginkluotas konfliktas Ozolo matytas kaip šansas Lietuvai, ir ne tik jai, tekstuose minimi ir ukrainiečiai, išsivaduoti ir tapti savarankišką valstybę. Citata. Mūsų tikslas savarankiška Lietuva. Lietuva, kuri pati galėtų lemti savo likimą. Brandinkime mintį ir jėgas, kad vieną dieną pareikalautume atsiskyrimo, kurį taip iškilmingai garantuoja TSRS konstitucija. Nepaskubėkime. Ženklą duos patys užkariautojai. Mobilizacijos paskelbimas reikš, kad atėjo metas veikti ne Usūrijoje, o Lietuvoje. Citatos pabaiga. Rašė Ozolas viename iš ankstyvųjų politinių raštų 1972 metais. Tekstų politiškumas reiškėsi ne tik geopolitinės ir vidaus politinės padėties analizė, bet ir tiesioginių raginimų veikti. Konkrečiai, organizuotis į mažas 4-6 žmonių grupės, vieną nuo kitos nepriklausomas grupės, rengtis partizaniniam karui, kurti totalinio nepakantumo valdžiai atmosferą, didinti ekonominę suirutę, ugdyti nepasitenkinimą priespaudą, rengti sutikti išbandymus. Ar šis Ozolo pasaulio matymas Lietuvos valstybės vizija ilgainiui keitėsi? Po 1973 metų apsispręsta kultūrinio pasipriešinimo veiklai. Šį pokytį žymi ir Ozolo biografijos faktą. 1973 metais jis tampa komunistų partijos nariu, 1975 metais dirbo LTSR ministrų tarybos sekretariate, o kaip jau buvo minėta, 1980-1989 metais Minties leidyklos vyriausių redaktoriaus pavaduotoju. Tačiau darbas tuometinėse valdiškose įstaigose principinių Ozolo nuostatų nepakeitė. Perestroiką Ozolas sutinka politiškai subrendęs ir pasiruošęs veikimui. Citata. Nėra žmogui gyvenimo, jeigu jis nėra tautos žmogus. Nėra gyvenimo tautai, jeigu ji nėra pasaulio tauta. Jeigu kuriame žemės kampe negaluoja tauta, tame žemės kampe negaluoja pasaulis. Citatos pabaiga. Taip jis baigia kalbą pasakytą 1987 metų spalio 21 dieną Žinijos draugijoje vykusioje diskusijoje. O žinia, kad Žinijos draugijoje veikęs diskusijų klubas pavadinimu Kultūra ir istorija, perestroikos metais tapo viešumo ir traukos centru, jame ryškėjo ideologiniai būsimojo sąjūdžio kontūrai. Pažymėtina, kad Ozolo pozicija nesikeitė ir po 90 metų kovo 11 ir po Lietuvos narystės Europos Sąjungoje. Dėl ko jis atsidūrė politikos užribėje, bet pasiliko nuoseklus. Bet tai jau būtų atskiro pranešimo tema.
Ir apibendrinimui pasakykim taip, kad jo ankstyvuosiuose politiniuose raštuose Ozolas teigė Lietuvos savarankiškos valstybės idėją. Ji nuosekliai sekė iš jo filosofinio mąstymo, kurio centre buvo žmogus, pirmiausia kaip tautos žmogus, pasaulis kaip tautų sąjunga. Jo ankstyvųjų politinių raštų nuostatos liudija aiškią tautinę ir valstybinę savimonę. Šio laikotarpio Ozolas mąsto ne tik politinėmis, bet ir geopolitinėmis kategorijomis. Geopolitinė tikrovė Ozolui rūpi kaip lietuvių ir kitų tautų išlikimo ir įsivadavimo klausimas. Atėjus politinėms permainoms, tai yra Gorbačiovo perestroikai, Ozolas joms politiškai subrendęs. Lietuvą matė kaip nepriklausomą valstybę, kuriai atkurti ir įsitvirtinti būtinas dvasinis visuomenės atgimimas, jos tapimas politinė tauta. Susipažinę su Ozolo ankstyvaisiais politiniais raštais randame atsakymą į klausimą, kodėl būtent Ozolas buvo sąjūdžio pirmeivis ir ideologas. Ir pabaigai pasakysiu, kad baigiamas rengti ir trečias rinktinių raštų tomas, kuris bus skirtas politiniai filosofijai ir publicistikai. Ir ankstyvieji politiniai raštai čia sudarys atskirą dalį. Ir pabaigai, jeigu leisit, savotiškai anonsuodamas tą trečiąjį tomą, noriu pacituoti vieną iš Ozolo straipsnių pavadinimu Ukraina – Europos ateities garantas, kuris parašytas 1994 metais. Taigi citata. Mūsų visų ateitis viena – demokratinis 21 amžiaus pasaulis. Todėl arba jis bus, arba mūsų neliks. Ta pati mintis, kuri yra ankstyvuosiuose politiniuose raštuose. Toliau. Pasaulio demokratizuoti nebus įmanoma, kol nebus demokratizuota Rusija. Demokratizuoti Rusijos nepavyks, kol ji iš eurazijinės netaps europinė valstybė. Europinė valstybė Rusija netaps tol, kol nuo jos neatsiskirs Ukraina kaip nepriklausoma valstybė. Greta Lenkijos, tapdama antra laisva didžiąja slavų valstybė, Ukraina galėtų sunaikinti rusišką imperializmą ir padėtų sukurti trečią tikrai laisvą slavų didvalstybę – Rusiją. Vienai Rusijai to niekada nepavyktų padaryti. Gera valia ilgamžių imperinių tradicijų paprastai neatsisako. Imperialistiniai siekiai paprastai yra sunaikinami, panaikinus jų galimybę. Tai padaryti gali tik Ukraina. Padedant visoms toms šitai suprantančioms ir kartu su Ukraina veikti galinčioms valstybėms. Taip daug kam iš Lietuvos matosi Ukrainos dabartinė paskirtis ir galima jos istorinė lemtis. Turbūt nedaug kam, bet Ozolo šitą įžvalgą tikrai yra pranašiška. Priminsiu, tai yra 94 metų tekstas. Ačiū uždėmesį ir instituto bibliotekai, jos tyrėja šitas knygos, pirmieji 2 rinktinių raštų tomai ir Ozolo darbų bibliografija. Ačiū. Aš susidarė tą ekologinę kryptis tekstų. Ar jinai yra kažkokia tai reakcija į realijas, ar jinai yra tiesiog tokia iš imperializmo kritikos iššaudantis toks atmąstymas? Greičiausiai iš, sakai, to imperializmo, supervalstybių galios sekanti pasiekmė,
pasaulio tas nualinimas ir ką mes dabar vadintumėm globalizmą. Nu, paskui tą terminą Rozovas ir vėlyvuoju laikotarpiu vadinamas globalizmo ideologija. Jeigu aš tada dar pasinaudodamas progą, o kokį padarys išskirtumėte filosofą, keletą filosofų, kurie labiausiai Rozovą kaip filosofiniam mąstytojui padarė įtaką? Nu, pirmam tome, sudėti jo tekstai, jo filosofijos istorijos paskaitos ir kaip aš jau minėjau, Radžilas tą pažymė, kad jis savitas, savarankiškas filosofas buvo. Ir be abejonės buvo jam žinoma klasikinė filosofija, jam buvo žinoma ta lietuviška filosofija. Žinau, kad iš Polito Ledo jisai dar vėlyvuoju sovietmečiu yra gavęs Šalkauskio kultūros filosofijos paskaitas ir atidžiai studijavęs, taip kad jisai greičiausiai iš rusiškų šaltinių buvo susipažinęs su visais prieinamais autoriais, bet savaip jos reflektavęs, prieinęs originaliai dėstytis. Ačiū Jums, ačiū už dovaną. Taip, čia dabar stop. Taip, reikia taip ten stoptis. Tada kviečiame paskutinį.